Sveiki atvykę į pirmąjį Lietuvoje Vilniaus Visorių informacinių technologijų parką. Šitie modernūs statiniai sostinės Geležinio Vilko gatvėje jau pradės kilti 2010 metų pabaigoje. O parko istorija prasidėjo 1986-aisiais. Į Visorius persikėlus matematikos ir informatikos institutui čia ėmė vystyti su informacinėmis technologijomis susijusi mokslinė veikla. 2002 metų pabaigoje įsteigta viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas. Infrastruktūros plėtrai skirti 6 hektarai. Jau šiandien Visoriuose veikiančiose informacinių technologijų įmonėse ir organizacijose dirba 700 kvalifikuotų specialistų. Veikia 10 įmonių ir mokslo institucijų. Tarp jų Biochemijos institutas, Vilniaus universiteto ekologijos institutas, UAB Baltika Amadeus, TEF, VTEX, Exdatum, Impro, Dailycart, Art21, individuali įmonė IT sistemos, asociacijos Infobalt ir EEPA. Pernai rudenį Visoriams suteikus valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, į Visorių informacinių technologijų parką pavyko pritraukti dar 3 aukštųjų technologijų bendrovės, kurios čia kurs tyrimų centrus. 3000 kvadratinių metrų ploto aukštųjų medicinos technologijų centrą suplanavo pastatyti UAB Viltechmeda, vystanti medicininių švirkštinių siurblių skirtų tiksliam ir saugiam vaistų dozavimui gamybą. Bendrovės investicijos į centrą sieks 10 milijonų litų. 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų ploto mokslinių tyrimų centre 2011 metais įsikurs UAB Biotech Pharma, teikianti naujų technologijų bei biofarmacinių preparatų kūrimo paslaugas. Investicija į naują mokslinių laboratorijų kompleksą sudarys daugiau kaip 48 milijonus litų. UAB Bot Group Visorių informacinių technologijų parke įkurs 10 000 kvadratinių metrų ploto saulės energijos ir optinių skaitmeninių laikmenų technologijų tyrimų centrą. Bot Group kartu su Vokietijos investuotojais įsteigė 2 kompanijas – Baltic Solar Energy ir Baltic Solar Solutions, kurios čia kartu su UAB Via Solis vystys saulės elementų tyrimus ir eksperimentinę gamybą. Pirmajame pastato aukšte bus sumontuotos 2 bendro 120 MW galingumo celių gamybos linijos. Pirmoji, 60 MW linija startuos 2011 metų pabaigoje. Per parą čia bus galima pagaminti 53 000, o per metus 19 milijonų celių. Plonyčių kristalo silicio elementų naudojamų saulės baterijų surinkimui. Antroji linija bus paleista 2013 metais. Tai jau 3 kartos celių gamybos įranga užtikrinanti ne mažiau kaip 18% efektyvumo iš monokristalino. Tai labiausiai paplitusi technologija, užimanti 90% saulės baterijų rinkos. Bendros Bot Group investicijos į šią sritį iki 2012 metų siektų 150 milijonų litų. 2015 metais planuojama apyvarta iš čia kuriamų saulės elementų pasieks 415 milijonų litų, o eksportas sudarys daugiau nei 95%. Pagamintos celės iš pirmo pastato aukšto keliaus į cokolinį. Jame UAB Via Solis tęs gamybos procesą. Iš celių bus surenkamos saulės elementų baterijos. Jos gali būti jungiamos į įvairiausių dydžių modulius, kurie iš saulės šviesos gamina elektros energiją. Apytikriai apskaičiuotas fotovoltaninio modulio veikimo terminas – 30 metų. Modulio veikimo efektyvumas neblogėja ir laikui bėgant. Net po 25 metų veikimo, lyginant su pradiniu, išlieka 80% modulio efektyvumo. Saulės energetika pasaulyje šiandien yra labiausiai besivystanti pramonės šaka. Saulės baterijos nekelia triukšmo, nereikalauja priežiūros, nes jose nėra judančių, besidėvinčių detalių. Jas galima estetiškai suprojektuoti ir integruoti pastatų išorėje, o pastatų stogai ir fasadai gali padėti taupyti pastate suvartojamą elektros energiją. Visorių informacinių technologijų parkas netolimoje ateityje taps know-how ir didelės pridėtinės vertės kūrimo centrų Lietuvoje. Įgyvendinus ambicingus investuotojų planus bus sukurtas analogo regione neturintis aukštųjų technologijų verslo ir mokslo bendradarbiavimo branduolys, pritrauksiantis ir kitų vakarų kompanijų dėmesį į Lietuvą.